Sveiki, atvykę mano naują filmuką. Vakar buvo patinusi viena kaklo pusė ir kažkaip galvoju praeis ir viską, bet šiandien atsibudau dar labiau patinę ir sunkiai galiu pasukti galvą į tą pusę. Tai nuo pat ryto skambinau į visokias klinikas, nes galvoju, reikia pas daktarą nueiti, rytoj savaitgalis, jeigu užsitęs, gali blogiau būti. 7 klinikom paskambinau ir spėkite, ar šiandien pamatysiu už daktarą. Tai su Magdu sugalvojome iškepti pyragą. Šiandien radau receptą, kuris atrodo kažkas panašaus į draugystę ir mes jį išbandėm. Tai dabar jisai kaip tik ir kepa. Belongs to me. Tokį krepšiuką šiandien gavau dovanų mamos dienos proga ir su labai gražiam baltom našlaitėm, o šitą grožį nusipirkau pati Tesco. Tai labai džiaugiuosi, nes mano numirė per kraustymus. Šią savaitę mano gėlių šeimyną papildė 4 gėlės ir toksai stiprus pagausėjimas per vieną savaitę, bet sutapo moters diena, sutapo mamos diena. Šiandien buvo mamos diena Airijoje. Sugalvom paminėti ją važiuojant pietų ir važiavam į restoraną, kur dirbo mano vyras. Važiavam su mama tenais, pavalgėm pietus ir tada nelabai turėjom planų. Šiaip galvojame galbūt važiuoti į zoologijos sodą, nes tenais visai nebetoli buvo. Bet kadangi oras buvo nekoks, tai nusprendėm važiuoti į kino teatrą su vaikais. Labai senai nebuvom kino teatre, tai labai patiko ir vaikams ir man, ir praleidome tikrai labai smagi dieną. Tai 8 valandos vaikai krito kaip lapai miegoti ir atsisėdau gerti arbatos, nes man siubingai skauda skrandį. 3 dieną geriu antibiotikus ir mano skrandžiui jie visai nepatinka. Dar dabar čia yra didelis sutinimas ir savita gera, energijos turiu, tiesiog nervuoja tas kaklas. Tokia keista liga užpuolė ir nežinau, kas čia yra. Tai vakar buvom su vaikais, atvažiavęs yra cirkas ir tarp cirko pasirodymų yra kitokie užsiėmimai toj palapiniai. Tai mes važiavome į tokią šventę, kur vaikai susipažino su tais tokiais visokiais filmukų herojais. Tai tenais tie kostiumai, grojo muziką, jie ten šoko, vaikus vedėsi šokti. Na ir nežinau, ar jiems iš tikrųjų patiko. Antrą kartą, manau, neįtumėm. Jau amžiaus vaikams labai patiko ir visi labai tenais smagiai leido laiko. Tiesiog mano vaikams tai nelabai aktualu, nes pusė mes tų filmukų nesam matę. Mano vaikai nežiūri daug tų filmukų, tai buvo, kurių net pažinom. Ir buvo gal labai nusivylę, nes Mario nebuvo, nes buvo ant kvietimo Mario tas herojus ir jo nebuvo. Tai Magnus buvo labai nusivylęs dėl to, bet visi kiti vaikai ir šoko, ir dainavo, ir dalyvavo. Tiesiog mano vaikai nelabai mėgsta šokti ir jie nedrįsta eiti, tai pusės smagumo jiems tiesiog nebuvo. Ir nežinau, antrą kartą neįtumėm, bet manau, kitiem vaikams būtų patikę. Katinas nepalieka manęs nei per metrą, visą dieną nebuvau namie ir vakar mažai buvau, tai dabar sėdi šalia ir vakar vakare miegojo su manim. Jis geria kombučią. Ar su šiaudeliu? Taip, reikia. Ir tu šitaip gražiai pastatei čia police station, taip? Taip. Oho. Šitas eina... Čia mano 5-mečio žymiai geriau stato negu mama, taip? Čia aš einu gerti kombučią į savo namus. Skanaus mamai, taip? Kuti. Dienos mano greiti pirkiniai ištiki Max, ėjau gražinti vieno daikto, tai dar mokėjau. Tai man reikėjo šepetėlio valymui, ypač vaikų guminiam batam, tai patiko šis. Ir rašo čia puodams ir keptuvėms. Tai galbūt pasiliksiu naują keptuvėms ir puodo senai naudosiu guminiams, nes vakar supratau, kad neturiu su kuo valyti vaikų guminių. Tai perdirbto plastiko štai toksai šepetukas ir labai patinka, kad tas dalykėlis yra tokiam pašveitimam. Tada buvome vaistiniai, reikčių prigrėbėm kelias atvirutes, nusimato daug gimtadienio, tokias neutralės tinka visiems, bet ši labai patiko, primena mūsų šių metų kalėdinės. Ką tu darei? Čia ne dantų šepetukas, ne!
Tada nukainuotų skyriuje buvo nemažai visokių dalykėlių, tai paėmiau šepetukų tokį rinkinį. Tada šis dalykėlis, kurį man sulaužė, kas man sulaužė šitą? Čia aš. Tu sulaužė, taip, mašinui turėjau tokį, bet sulaužė, tai vat nusipirkau, žinau, vasarą artėja, bet po to nereikia sukti galvos, kaip tik buvo 2,5 eurą, man atrodo, gal nesulūž, taip greitai. Kitas dalykas, 9 eurai kainavo plaukų šepetis. Tai plaukų šepetis, ką tik išbandžiau, nu, fantastiškas, atrodo, labai gero dydžio. Tai nusipirkau iš Wet Brush tokį, tik tais, tokį apvalų ir jis labai mažiukas. Tai norėsiu didesnio ir kažkokios limituotos kolekcijos, nu, labai gražus. Ir atrodo kaip Coca-Cola skardinės, tokia pat dydžio, bet stiklas, silikonas, nu, labai fainas vaikų, tokias turime plasmasinės, labai jau nusiplovė. Tai užmačiau 2 pakuotėje ir labai man jos patiko. Tai vat bus tokias vat fainos gertuvės, pasirodyk. Vau, kokia graži. Ir skanu gerti. O gerisi svarainio arbatą, taip? Vakar vyras pakabino mano paveikslą, kurį pagaliau pabaigiau. Ir atrodo jis štai taip. Gavosi, labai tinka prie mano fotelio, prie žalių sienų. Tai va. Išsivedė Maksimus susipažinti su kiemu. Kokia tu čia kepurė apsimovei, ką? Čia kursantą davė, taip? Labai gražu. Būsi geras ar bėgsi? Pradėjo lyti, tai movėm namo, kol nuploviau katiną, kol nuploviau šunį, vaikus, tai pati sulyjau. Tai visą savaitę noriu gazuoto vandens ir pradingo mūsų soda streamerio buteliai. Tai mes turime aparatą, kuris daro gazuotą vandenį ir prie jo buvo du specialūs buteliai. Tai vieną vyras išplovė indaplovei, susilankstė, tai išmečiau, nes nebetiko galvutė. Tai ieškojau aš tų butelių, radau Amazon 2 už 16 eurų ir litro talpos. Tai šiandien atėjo buteliai, išsiplovau, juos susiruošiau naudojimui ir tada pasibaigė mano, nežinau kaip jis vadinasi, dujos. Likau vėl be gazuoto vandens. Tai va, einu ieškoti kaip užsisakyti tų dujų, neprisimenu, kažkada iš kažkur pirkau jas. Aparatas atrodo štai taip, labai paprastas, yra jų daug gražesnių, mandresnių. Pirkam iš antrų rankų, man atrodo, už 15 eurų. Tai vienas labiausiai pasiteisinusių pirkinių. Prieš porą savaičių atsirado ir pas mus tas dalykas, kad kai nusipirki buteliuką vandens, sumoki kelis centais daugiau, kai grąžini atiduoda. Tai dabar vat, pristatė visur tų aparatų, visko, bet kad vien dėl šio dalyko mes neperkam tokių gėrimų, nes aš gazuotą vandenį pirkčiau buteliais, jeigu ne šis dalykas. O kas labiausiai patinka? Šitokie paveikslai, tokie gražiai tu padarei. Štai ir baigtas rezultatas. Labas rytas, ankstyvas rytas, daug reikalų padaryta, tai šiandieną buvau pas daktarę ir kadangi mano kaklas vis dar yra sutinęs, po savaitės antibiotikų tik gavau stipresnių antibiotikų, davė siuntimą persišviesti kaklo pusę tam, būtent kuri sutinusi, nes nukeista, kad vienai pusė. Po to kitas dalykas, tai padarė kraujo testą, kaip visada aš vos nenualpau, tai jau buvo daktarė pasiruošus, sako gulkės, tai pagulėjau, pajodavo akise, praėjo, bet jau būčiau stovėjus, būčiau turbūt griuvus, kaip visada. Man kraujo davimas yra kažkoksai siaubas, nes aš visą laiką išgriūnu, arba juoduoja akyse, arba pykina. Esu nualpusi gal 3 kartus. Dar ryte spėjome užsukti ir nusipirkti gazuoto vandens, nežinau, balionėlį, kaip jis vadinasi. Tai va, dabar atvažiavau į vieną vietą, kur yra paliktas parodoje mano paveikslas. Taip, kažkas skanaus eisiu paimti prie kavos ir važiuosiu pas mamą, nes ten vaikai. Tai va, toks mano penktadienis. Sutvarkėm vaikų kambarį šiandien. Tai sakė, nebenori to lėlių namo. Susitvarkėm knygutes.
Ir pas mane buvo piešimo kambarį tokios užuolaidos, tai gal pabandysiu iš čia pakabinti. Dėjom knygas pagal kategorijas, tai čia Magda sako, čia yra labas knygos, čia yra privieto, čia yra hello. Tai vat, visos knygos, čia vat kakės maikės mūsų visa kolekcija. Dar apačioje yra knygų angliškų, tai atsinešime, užpildysime dar šią vat lentyną ir bus jų tokia kaip ir bibliotekėlė padaryta. Big way of St. Patrick. Remember, you have the one in Japan with her dump valves and everything else. Oh, how are you getting on? She's a king now, but she always has the Scully blood in her. That's why she's always messing with cars. Garden juice. There's a drink aisle. Big round of applause for St. Joseph's Accordion Band. They're known far and wide all over the country. 55 years. They're a multi-award-winning venue and musical society, having been very successful at the Ames Awards off the ground. And I think Timmy and Josephine deserve... Come on! And we have a Ukrainian baron as well. Who gives the bell? Oh, that's the great Donald! Ir padarysi suši. Ir pupa. Ir pupa. Ir po to uždavo. Ir bus suši? Taip. Skanaus. Ką tu jie? Jis labai daug labai. Reikia 10. Ar yra 10? Ar yra visko po 10? Taip pat šitą. Kraunam lagaminą. Taip? Taip. Įsidėk į savo. A batukus? Batukus į kitą dėsim. Striukės ir batukus dėsim į lagaminus. Gerai, dabar blizonai. Va šitą aš dėsiu. Taip. Aš nešiu. Man atrodo, tu nepakelsi. Pakelsi? Taip. Gerai, susidėt? Taip. Ar dar ko reikia, kaip atrodo? Man gal kad dar reikia kažko. Ko? Labai sunku daryti. Tai užtrauksim po to. Labas, susitinkame kelyje, šiandieną yra labai smagi diena ir darosi nebe labai smagi, nes ši kelionė nesibaigė, tai mes važiuojame į Donegal, už Donegal, ten dar tariu Letterkenny, pravažiuosim ir dar ten patį viršų. Vienu žodžiu, iš šiaurinės Airijos patį viršų. Esame Sligo miestelyje, tai tokios kelionės dar nesu turėjusi, nesu tiek vairavusi ir ką tik buvom sustoję papietauti, tai sustojom Sligo miestelyje, nuėjom pietų, tiršta, pilna žmonių, šiandien yra bank holidėjus, tai visi atostogauja ir buvo labai tenais pilna žmonių, tai vos gavom kur atsisėsti. Turime 2 valandas ir 15 minučių kelio ir būsime name. Didelis namas laukia mūsų ir bus tokia smagi mūsų išvyka. Tai va, taip ją smagiai pradedam, laukia oras tragiškas. Ką tik išlipam iš mašinos, tai buvo visiškas uraganas, vėtra. Pasigilėjom, kad nepasiėmė maisto pravažiuodami. Nenoriu, kad vaikai valgytų mašiną, nes prišiukšlius, bet va, vis tiek valgo mašiną, nes negalėjome jo belaukti. Pasidalinsime, ką mes nuveiksime, ką mes pamatysime, bet kažkaip kiek mes ten ir pamatysime, kitokie orai. Tai va, susitiksime mes greitai. Can't wait. On the left hand side past the middle one. Mūsų namai. Tada vat vaikam aikštelė. Xbox. Sveiki, susitinkame antradienio ryte ir jau papusryčiavom, jau buvome lauke, grįžome ir dabar susiruošėm ir tuoj važiuosime prie jūros.
Rytas buvo lietingas, oras pagražėjo, pagerėjo ir važiuosime prie jūros pasivaikščioti. Yra kas planuoja maudytis, aš tikrai nelipsiu, šalta, tai važiuosime kartu. Esame 3 šeimos ant 2 namų, tai vienas iš namų turi džakuzę, sauną. Aplinkui nėra daug jokių parduotuvių ar kažkokių dalykų, tiesiog labai daug gražių vietų gamtos. Ypač šios vietos pasižymėjusios gražiais paplūdimiais ir skardžiais, tai vat, būtent tą ir norime šiandien apžiūrėti. Ir oras iš tikrųjų pagerėjo, nes ryte buvo pilka ir lyjo, tai dabar vat, saulutė išlindo, tai tikimės oras bus geras ir pamatysime daug gražių vietų šiandien. Reikia eiti. Taip, paimk. O ir nekončiai. Paimk. Ir 1, 2, 3. Labas. Labas. Antra atostogų diena. Mes ruošiamės dienai. Čelis su Eidanu lauke duodasi, o mes ką tik susiruošėm, taip? Taip. Ir eisime į žaidimų aikštelę, kurią turime visiškai kieme. Ir dabar matome pro langą laksto avytės, aviukai ir alpakos. Tai galvom aplankysime ją šiandien. Kėlėm anksti, papusryčiavom ir pradedam taip smagiai savo rytą. Tai va, namas turi viską, gali gyventi mėnesį, nieko nereikės, virtuvė visa pilna visko, gali valgyti, taisytis, gali skalbti, gali džiovintis. Viskas yra labai labai faina. Ir iš tikrųjų pasisekęs oras. Turėjo lyti, bet nelyja. Tai va. Važiuojant vien keliu čia visur aplinkui,
vaizdai yra kosmosas. Ir kur tik žiūrėsi, ten gražu. Tai iš tikrųjų labai faina, pasisekė su oru, saulė žemė ridinėjasi, labai gražus oras, šilta ir vėjo nėra. Turėjo lyti visas dienas, tai mums labai pasisekė ir dabar keliaujame ieškoti pietų. Labai norėtumėm pavalgyti prie jūros žuvies, tad ieškosime kažko tokio. Labai fainas gidas buvo, daug papasakojo, daug parodė ir visiems patiko ir vaikams ir mums. Ką tik sustojom kavos atsigėrėm, bet dabar jų ieškosime kažkur pavalgyti. Kas įpažėjo druskos? Druskos įdėjo, močiutė. Skanu? Kas į Melinę įdėjo kiaušinių? Ką? Kiaušinių niekas neįdėjo, Melinė. Tai, mačiau. Ai, tu matai, įdėjo kiaušinį košę? Eik tik tais. Nauja diena, kita diena ir vėl kelionė. Kur važiuojat? Pas močiutę. Pas močiutę. O mes važiuojame į viešbutį ir tada į koncertą. Labai gražų kambarį ir šiandieną mes išvažiuojame į koncertą. Važiuojam pavalgyti kokteilių ir tada į koncertą. Tai labai fainas nusimato mums vakaras ir grįšime į šį kambarį. Turiu alerginę reakciją vonios kremui. Vyras juokėsi, kaip visada. Važiavam, šokau dušą, išsitepiau su tokiu kremu ir visą paraudonovų pradėjau dėkti teko maudytis dar kartą, nes mano kaklas matosi visas raudonas. Pradėjau kaisti, laukia oras tragiškas, bet niekas nesukliudys mūsų smagaus vakaro. Ryto dar be pusryčio atsibudom, susiruošėm ir važiuojom valgyti į kitą viešbutį. Vakar mes, kada kaip tik grįžom į barą su draugais ir pasisėdėjom ir buvo dar keli barmenai ir sako, ne, čia pusryčiauti negalima, čia labai prastai su pusryčiais. Tai važiuojom į kitą viešbutį, kur headchefas yra mano vyro draugas ir visą laiką turime pačius geriausius pusryčius tenais. Smagiai pradėsime savo rytą. Vakar pradainavo, taip skauda gerklytė. Biški. Tai be balso po vakar dainų ir buvom B2, how do you say Lietuvoje? B2 koncerte ir labai patiko. Iš tikrųjų 2,5 valandos koncertas, rekordinio ilgio ir tikrai atidirbo, buvo tikrai labai gera atmosfera ir pilna žmonių. Kas? Jo, be pertraukų, be nieko, 2,5 valandos koncertas, tikrai buvo fantastinis. Turime dar šiokių tokių planų, tada pasimsime vaikus, vaikai važiuoja į draugo gimtadienį, tai reikia nuvežti. Aš irgi labai nenoriu vaikų gimtadienį, žaidimų aikšteliai, kur klykia, šaukia visi valandą ar 2. Prisma ramų vakarą, turbūt po tokias... Bus skauda galva. Bus skauda galva, taip. O tau neskauda galva nuo kokteilių. Tai va tokiam smagiam nuotaiką mes pradame šitą saulėtą, nuostabiai gražų rytą.
Look at them kissing. Fighting for food. Look at the ceiling. Look, it's probably like lobster. Dovana. Parašyta Lego. Lego parašy, šaunuolis. Neka tokia. Sutinkame iš lovos. Važiavam pavalgyti pusryčių Crowne Plaza viešbutį, tai labai rekomenduoju tam pusryčius, visą laiką nenuvilė. Ir kadangi mums buvo gan pakeliui namo, tenai sustoti, tai valgėme pusryčius tenais. Tada užsukome tik Max parduotuvę, vyras nusipirko telefonų įdėkliuką, aš ausinukus ir striukę. Ir labai džiaugiuosi, nes labai ilgai ieškau ir niekas nepatiko. Tada važiavam pasimti vaikų, pabuvom dar pas mamą porą valandų ir grįžom nesenai namo. Tai supakavom gimtadienio dovaną Čarlio klasiokui ir išvažiavo vaikai su tėčiu į gimtadienį. Jis labai mūsų pasilgo. Patinai buvo paliktas maistas, kad užtektų vakar dienai ir šiandienai rytui, bet jisai išvertė visą dėžę, atsidarė pats ir pasiėmė jo kiek nori. Tai be mūsų pilnai išgyventų šis padaras ir Murkė labai pasilgo. Jis labai nemėgsta būti vienas namuose. Jam labai liūdna, jis verkė ir aš per kamerą kartais pasijungiu pasižiūrėti, ką jis veikia, jis laksto po kambarį ir tiesiog šaukė. Tai kažkaip stengiamės jo nepalikti, kad bent kažkas būtų namuose, nes, kai grįžti, koks meilė. Tai vyras pasisiūlė važiuoti vieną su vaikais į žaidimų kambarį į tą gimtadienį. Šiandieną jie darys kažkokius meškiukus patys, nes dalis gimtadienio bus pasidaryk pats meškiuką. Ir gal grįžtais meškiukais, nežinau kaip ten bus, bet bus toksai įdomus gimtadienis. Tai vyras pasisiūlė važiuoti su vaikais ir aš visai neprieštarau, ne. Tai dabar pasijuto tas nuovargis ir pasilikau namie su katinu, pasidariau arbatos ir taip pat truputėlį ramiai pasibūsiu. Gavau kelis siuntinukus, tai ką tik išpakavau. Tai iš Amazon atėjo štai va šitoks rinkinukas, tai yra 4 galvutės ir štai šitoks įdomus aparačiukas, čia yra bikini zonai ir čia yra skustukas. Nukrito duše mano skustukas, sulūžo tasai mygtukas nuskilo, tai užsisakiau naują štai tokį rinkinėlį, nes kaip tik nebeturiu ir senam skustukui galvučių, tai galvoju paimsiu kažką naujo. Ir čia iš Amazon jų pačios tos firmos ir man tos galvutės labai tiko ir patiko, buvo toksai mėlynas, neberadau tokio pat pirkti, tai pasiėmiau šį Prime dienos nesenai čia, tai padariau užsakymą ir labai nebrangiai sumokėjau ir 10 eurų už visą šį rinkinį, 4 galvutės ir pats skustukas. Viena mano sekėja man parašė per Instagram ir dėl 4Lash serumo ir sakė, kad ji išbandė aną ir jai patiko, bet šis iš AliExpresso buvo dar geresnis, tai susigundžiau aš pabandyti. Tai man atrodo, kainavo... Aš sumokėjau labai nebrangiai, bet aš gavau mokestį, susimokėti vatą kažkokį ir man kainavo ekstra 3 ir 4 eurus, kas man visai nepatiko ir su AliExpressu dabar jau ne pirmą kartą gaunu kažkokį nesąmoningą mokestį, tai dėl to iš tenais nieko nebeperku, bet šis kainavo man 3-4 eurai, dabar jis pabrango iki 7, matomai aš dėl to ir sumokėjau kažkokį vatą, man kuris kainavo 3 eurai, tai ir gavosi ta pati kaina, matomai tas vatas, jeigu įskaičiuotas, kainuoja apie 7 eurus, tai žiūrėsim, išbandysim, kaip tik pabaigiau savo viską, ką turėjau iki šiol, tai galėsiu pradėti naudoti. Ką tik išsivaliau auskariuką nosyje, sakė valyti tik iš išorės, vidinės nereikia. Prašiau, kad vertų iš kartą žieduką ir sakė, kad negalima, nes kažkas ten iššoks, kai jis, nežinau, neleido vertis žieduką, aš noriu žieduko nosyje, bet gavau įvėrę štai tokį sidabrinę tokią akutę. Buvau pamiršus, ant kiek skauda yra į nosį auskaras. Skilutė čia auskarą, turėjau liežuvę auskarą, pas mane visur ausyse auskarai, bet skaudžiausia vieta vis tiek yra man į nosį, bent jau mano vyras buvo Prancūzijoje praeitą savaitgalį ir parvežė man lauktuvių, tai makarunsų, kavos, vaikam Lego, o man parvežė štai tokį labai fainą muiliuką. Rašo 98% ekologiškas ir kvepia rabarbarais. Rašo, kad su rabarbarais. Tai labai graži pakuotė, žiūrėk. Parodyti, tai nupirko štai tokius perliukus. Atrodo, jie taip. Po visų kelionių, koncertų ir visų smagių įvykių norėjau pabūti šią popietę namuose viena, nes šios ramybės dabar ilgą laiką neturėsiu, nes vaikai išeina Velykų atostogų 2 savaitėms. Galvoju, apsitvarkysiu, padarysiu vakarienę, išsipakosiu daiktus, bet aš nieko iš to nepadariau, geriu arbatą su murkiančiu katinu ir tiesiog ilsėjusi. Tai dabar galvoju, reikia daryti vakarienę, nes iš tikrųjų aš jau išalkau.
nepalieka manęs nei per metrą. Nebuvau namie 6 dienas, ar nepasitikė, galvoja, kad vėl kažkur pradingsiu. Ir žiūrėkite, kaip jis užaugo. Tu tokių dovanų gavai gimtadienį? Oho, kas čia yra, parodyk, tušinukas? Guminuku, kas čia pastatyti bitę, vabalą, va tokį rinkinį. Tai labai dūdas. Ir šiek tatuiruočių gavai su dinozaurais, galėsim pasidaryti. Ir dūdą gavai. O, Ir ir kiaušinį.